Nekartą yra tekę stebėti, kaip po gyvenimą besiblaškę žmogus taiga apsiramina, įgauna pasitikėjimo savimi, jo akys švyti, o fizinė būklė žymiai pagerėjusi. Šių pasikeitimų priežastis – ne pokyčiai darbinėje veikloje, naujo būsto įsigijimas ar ilgai lauktos atžalos atėjimas į šį pasaulį. Tai gyvenimo būdo pakeitimas, kurio pagrindas – jogos užsiėmimai. Kai kuriems mūsų savoka joga iki šiol apgaubta mistikos. Joga dieviškas gyvenimo mokslas atsiskleidęs prieš kelis tūkstantmečius nušvitusiems indų išminčiams per meditacijas. Tai seniausia asmeninio tobulėjimo sistema, apimanti kūną, protą ir sielą. Buvo sunku pačioj pradžioj, bet mačiau, kad mane tas dalykas veža. Labai patiko. Buvau stropi mokinė pati savo. Stropi 2 mėnesius buvo labai sunku, matomai ėjo visi stresai, įtampos, nerimas iš manęs, norėjusi verkti. Taip apie savo kelią iki jogos pasakoja Nijolė Kidanovienė iš Mažeikių. Prieš 7 metus ponios Nijolės gyvenimas visiškai pasikeitė. Ji nedvejodama paliko savo seną užsiėmimą, nebedirbo kūno kultūros mokytoja ir susiradusi Šivanandos jogos kursus pasinėrė į kito, naujo ir įdomaus gyvenimo bei savęs pažinimą, o palaipsniui tapo ir jogos mokytoja. Nepradedu užsiėmimų, kol žmonės nepailsi. Aš sakau, priimkite horizontalę padėtį ir pailsėkit kojos plačiau, rankos plačiau, delnais į viršų. Paskui pradedam užsiėmimus, išjudinam kūną, sušildom raumenis, sąnarius, sausgyslės ir stuburėlį su saulės pasveikinimu. Ponią Nijolę galima būtų pavadinti sielos gydytoja. Jos vedamų jogos užsiėmimų metu žmonės atsikrato šiais laikais dažnai nepageidaujamų mūsų būsenos palydovų. Mes judika atsikratom stresų, įtampų, nerimo, baimių. Aiškėja protas. Kai mes sulaikom kvėpavimą, sustoja kvėpavimas, sustoja protas veikti. Natūraliai tiesiog nesinori apie nieką galvoti. Ir yra rezultatai, žmonės paskui pradeda džiaugtis, kalbėti tarpusavį, neretai išgirstu, kad darbe buvau labai nervuota, niekam nepatiko, o dabar į viską ramiau žiūriu ir vėl blogai. Tai sakau ir pasilikit prie to, kad jeigu jum gerai, viskas aplinkui keičiasi. Įgyju daugiau pasitikėjimo savim, atsiranda kažkokių tikslų, svajonių, norisi juos įgyvendinti, atrodo, norisi kalnus nuversti. Praktiškam žmogui, kuris domisi apčiuopiama nauda savo kūnui, jogos mokytoja sako, kad nauda ateina kiekvienam skirtingai. Tos naudos nereikėtų laukti. Ta nauda ateina labai arba greitai, arba negreitai. Jeigu žmogus praktikuoja arba kasdieną, arba bent jau 3 kartus į savaitę, tą rezultatą, tuos pojūčius gali pajausti greitai. Bet tai nesusiveda vien tik tai į užsiėmimus, jogos praktikas. Tai visas žmogaus gyvenimo būdas. Nuo ryto iki vakaro, kada jis keliasi, ką jisai valgo, jo dienos režimas ir taip toliau. O jogos užsiėmimai, jogos praktikus yra tik tai, aš sakyčiau, dalelė to, kad gerai jaustis. Harmonija kūne ir sieloje labai svarbu. Tačiau šiais laikais dažnai siekiame šiek tiek žemiškesnių rezultatų. Pavyzdžiui, numesti svorio. Natūralu, kad numetusios svorio moterys jaučia beveik tą patį, ką ir ilgalaikį jogos užsiėmimų metu. Kūno lengvumą, pasitikėjimą savimi ir norą versti kalnus. Šį kartą kalbame apie bodyflexą. Bodyflexas yra tai gilus diafragminis kvėpavimas, derinamas su izotoniniu izometriniu tempimu. Šiuo būdu galima tiesiog atsikratyti kūno riebalų pertekliaus ir pagerinti savo sveikatą. Ponia Vilija susidomėjo bodyflexu po 3 vaikelio gimimo. Tuomet jie atrodė ir jautėsi tokia sunkia, kad bijojo ir lipti ant svarstyklių, kurios rodė gerokai virš 90 kg. Čia mano bliuskutė, bet čia ne iš tų pačių didžiausių, nes jau tas visas pačias didžiausias aš kaip ir išmečiau, man jų nereikėjo jau. Čia netyčia užsilikus, tai dar galiu pademonstruoti. Nereikia jau nieko net nusiminėti ant viršaus. Va, čia virš 90, kai svėrė, taip? Taip, čia ne, čia svėriau 90.
Bet jin man buvo visai jau aptemta ir čia tos skylutės, kaip ir matėsi, tokios seksivų. Kiek dabar sveriate? Dabar aš sveriu 62. Ponia Vilija puikiai jaučiasi gerai, atrodo, apstulbę nuo tokių rezultatų namiškiai prašo bent nebeplonėti. O štai ponia Nijolė sakosi, kad Bodyflexu susidomėjo po to, kai sušlubavo jos sveikata. Pirmiausia, moteris ieškodama išeities pabandė aktyviai sportuoti. Iš tikrųjų labai jau sunkus krūvis, žinot, jeigu daug judėti, ten šokinėti ar bėgioti, aš pabandau, bet uždusti ir širdžiai, kada nėra gerai. O čia labai lengva, nėra malonu atlikti šitos pratimus, iš tikrųjų atėjau ir labai man patiko. Ponia Nijolė kol kas Bodyflexo užsiėmimuose lankosi tik 5. kartą, tačiau jau jaučia apčiuopiamus rezultatus. Kad pakilo nuotaika iš tikrųjų, daugiau energijos atsirado. Taip, ir svoris sustojo ir pradėjo kristi. Taip, kad yra daug labai, iš tikrųjų daug gero. Gyventi norisi. Ponios Vilija ir Nijolė nėra du stebuklingai pradėję mesti svorį ir jaustis geriau egzemplioriai. Tokie rezultatai aplanko visus rimtai užsiimančius Bodyflexu. Rezultatai tikrai yra labai įspūdingi ir labai greiti, jeigu lyginant kitas sportavimo rūšis. Tai sakyčiau, gal dauguma klienčių atėjusios, kadangi mūsų kursas pirmasis yra 10 dienų, tai per 10 dienų sumažina savo apimtis nuo 10 iki 35 cm. Bodyflexo pratimai koreguoja ne tik apimtis, bet ir naudingi sveikatai. Tai yra darbas su visu organizmu žmogaus, organizmas prisisotina daugiau deguonies ir jisai eina po visą kūną, daugiau ateina į tas vietas, kurias mes tempiam, tai ten kaip tik ir lieknėjimas vyksta tose vietose, todėl galima sakyti, kad darbas eina su probleminėm zonom, tiesiog galima konkrečiai dirbti su tom zonom. Ir aišku, gali būti, kad aš pati pastebėjau, kad pas mane galvos skausmai praėjo, energijos daugiau atsirado, sloga praėjo. Aš anksčiau labai dažnai sirgdavau peršalimais, tai dabar aš praktiškai sveika, aš nesergu, tai aš skaitau, kad tai yra labai geras rezultatas. Ir miegas pagerėjo, nerimas toksai praėjo, atsirado tiesiog daugiau pasitikėjimo savimi ir atsirado gyvenimo džiaugsmas. Ponia Tatjana Bodyflexu susidomėjo po 3. vaikelio gimimo. Viršsvoris buvo didelis, o spaudimas mažas. Atrodė, kad situacija niekada nepasikeis. Tačiau moteris atrado Bodyflexo užsiėmimus, kurie ją taip įtraukė, kad ponia Tatjana pati prieš 10 tapo Bodyflexo instruktorė. Moteris sako, kad per tiek metų Bodyflexo užsiėmimuose apsilankė daugiau nei 6000 dailiosios lyties atstovių. Įspūdinga, ar ne? Bodyflexas tuomis ir yra patrauklus, kad išmokus šitos pratimus, paskui savarankiškai, sėkmingai galima sportuoti namuose ir tai sprendžia daugelių žmonių problemų, kurie neturi galimybių nuolat sistemingai eiti sporto klubą arba labai tinka mamytėm, kuriuom nereikia nei minutėj palikti nei savo namų, nei savo mažylių, arba žmonėm, kurie labai daug dirba, verslininkai ir dėl darbo reikalų tenka daug keliauti. Tai šita metodika yra labai patogi. Tad jei sugalvojote keisti gyvenimą iš pagrindų, pradėti kitaip mąstyti, geriau jaustis ir puikiau atrodyti, nedelskite ir ženkite šį svarbų žingsnį. Ir visai nesvarbu, kokią metodiką iš jau aptartų išsirinktumėte. Svarbiausia tikėti. Jūs tai galite.